Pradedam. Sveiki, Žiedo broliai kanalo žiūrovai. Visus su naujaisiais metais. Pirmoji Žiedo brolių tinklalaidė šiais 2024 metais. Ir ji yra ypatinga. Šiandienos mūsų svečias Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentas gerbiamas Egidijus Janavičius. Labas rytas, prezidente. Labas rytas. Tai pirmiausia, kaip aš šitas naujus metus, be abejo, su naujaisiais metais ir jūs, prezidente, ir visus laidos žiūrovus. Ačiū. Aš savo ruoštų taip pat noriu pasveikinti visus automobilių sporto bendruomenės narius ir palinkėti, visų pirma, turbūt taikos. Bus taika, bus visai kita gerai ir mūsų sportas turbūt irgi klestės. Tai labai trumpai. Trumpai tiek, kas dėl šventimų, tai aš toks nelabai šventėjas iš ties ir čia kažkokių įspūdingų istorijų nepapasakosiu. Tai nauji metai Klaipėdoje, šiek tiek pasivaikščiota, 20 km nueita, sutikti nauji metai centre Klaipėdos ir tiek. Tai labai viskas paprastai. Tai pirmiausia, kaip jūsų autosporto pradžia, kaip pradėjote? Kiek žinau, nuo Prienuose, nuo visokių mechanikų, nuo visokiausių piešinukų, kaip ir jūsų sūnus dabar, kiek girdėjau, darželį irgi raktus piešia automobilio. Nu jo, įdomi informacija, papuoliu jums. Tai pats, kaip pasakyti, jeigu taip tiesiogiai automobilių sportą, tai aš gal sakyčiau, kad tai turėtų kokie 2002 metai būti, jeigu taip tiesiogiai sportą, sakykime, kažkoks tai bandymas važiuoti ir tada organizavimas varžybų. O bendrai tai tas sportas šalia taip lyg ir buvo, tai nebuvo susijęs su mano artimaisiais, bet Prienuose buvo kažkada tokia autokroso trasa. Tai toje autokroso trasoje tekdavo lankytis, plus Prienuose praeidavo ralio greičio ruožai. Tai yra tekę tikrai matyti vaikystėje tos Žigulius, VFTS su tom apdailom išties tokiam įspūdingom tuo laikotarpiu. Bet kokiu atveju aš automobilių sporto savo karjeros kažkokią pradžią siečiau turbūt su 2002 metais. Kartu su Darium Basevičium Biesu. Jo, kartu Prienų. Darius taip. Darius buvo šalia, pas Darių turbūt galima sakyti taip, kad aš pamačiau pirmą tikrai tokį labai rimtą kovinį ralio bolidą, Mitsubishi Evo 6. A grupiai paruoštas automobilis, iš ties to laiku labai įspūdingas, nors net ir šiandien galima sakyti, jisai atrodytų pakankamai įspūdingai, sakyčiau, lyginant bendrai, nes tuo momentu kažkaip, nežinau, sau leido gamintojai investuoti pakankamai daug į įvairius tokius, sakykime, žaislus. Tikrai labai gražiai atrodė ir aušinimo sistema, buvo radiatoriai iš aliuminio suvirinti, interkuleriai suvirinti, silikoniniai žarnos. Iš ties, tuo laiku, sakau, labai įspūdingas bolidas, bet ir dabar jisai atrodytų tikrai neblogiau, to labiau, kad apskritai Evo 6 man toks, turbūt, toks... Vienas iš geriausių Evolutionų. Toks dizaino prasme vienas iš tokių gražiausių automobilių, iš tikrųjų iš Mitsubishi tikrai tai buvo pats gražiausias modelis. O jūs pas bandėte būti lenktynininku, norėjote būti lenktynininku, profesionaliu? Aš nuo to ir pradėjau iš tikrųjų, nes aš tuo laikotarpiu, kaip tik 2002 metai, turėjau tą vadinamą fliugankę BMW 33 serijos. Tai tas BMW pas mane irgi, jisai, sakykime, pilnoj komplektacijai buvo pakankamai neilgai. Vėliau jisai buvo išardytas, buvo sumontuoti saugos lankai ir aš, tiesiog bandžiau šiek tiek pavažiuoti savo ralį. Tam, kad pavažiuoti savo, teko organizuoti kažkokius tokius mėgėjiškos ralius. Aš pirmą ralį atsimenu, ten labai tokį kaip didžiulė avantūra. O tie raliai buvo legalūs, nelegalūs, ar jie buvo last visi kalendoriai įrašyti? Jeigu mes čia kalbėsim bendrai, tai čia ilga istorija, bet pati pradžia, tai sakau, pirmą ralį aš atsimenu kaip dabar, tai buvo žiema, tikrai gili žiema, sniegas, ledas. Mes su keletu draugų iš Prienų tiesiog išvažiavom į miškus. Sau susidėliojom lygtai tą įsivaizduojamą greičio ruožą, kuris nebuvo niekaip uždarytas. Vieni stovėjo starte iš mūsų draugų, kiti stovėjo finiše su chronometrais ir mes tiesiog lėkėm tuo apledėjusiu keliu per mišką.
Tai va, padangos tikrai nebuvo tos, kurias dabar įsivaizduojam, kad naudoja mūsų sportininkai, padangos buvo kažkokios žieminės, nelabai ypatingos, tai va, bet, na, tuo momentu taip reikėjo, tikrai nebuvo saugu, nesakau, kad reikėtų dabar tą patį daryti kažkam, tai ir nuo to pradėti organizuoti varžybas arba važiuoti. Tai va, bet pradžia buvo tokia, vėliau mes, aišku, pabandėm nueiti į savivaldybę ir paprašyti, kad mums leistų daryti oficialiai tas varžybas. Nu, tai, aišku, buvo paklausta, kas jūs tokie. Na, mes sakom, čia šiaip draugai tokie, lyg ir susimetę, ir man šie entuziastai. Na, tai sako, žiūrėkit, pradėkit nuo juridinio kažkokio statuso savo organizacijos, o tada jau galima bus kalbėti. Nu, tai taip ir atsirado tas mūsų klubas 2003 metų balandžio 4 dieną, Mask Motorsport, tipo moto autosporto klubas, nu, inicialai tokie. Tai va, ir sukūrėm su kolegom tą klubą ir pradėjom organizuoti oficialiai. Tai faktas, kad nebuvo tai kažkokiam, na, sakykim, tam lygmenyje, tokiam, nežinau, net ir dabar mėgėjiško ralio lygmenyje. Tai čia negali sakyti, kad tai buvo, nes mes nežinom apskritai, kaip visą tai darom. Mes tiesiog kaip įsivaizdavom, tai darėm, kažkiek tai tvėrėmės ten tos keliukus prisijungiančius prie greičio ruožo, kažkoks finišas, startas, paskui atsirado policija būdinti. Vėliau mes paaugom, susipažinom su tuo metu Automobilių sporto federacijos viceprezidentu Evaldu Toru. Tai va, Evaldas kaip tik turėjo sodybą šalia greičio ruožo, kuriame mes vykdėme ralį. Na ir jis sako, žiūrėkit, aš jums šiek tiek padėsiu, paaiškinsiu, kaip visą tai vyksta. Tai va, tai šiek tiek paaiškino, kaip vyksta, sakykime, normaliai. Tada suvedė dar su keletu žmonių, kurie, na, sakykime, išmanė ralį, tai ir Šarūnas Liesis, Vytautas Sabotaitis. Tai va, tai teko su tai žmonėms, sakykime, pasivažinėti, jie paaiškino, kaip ir pasidaro laiko kortelę, kaip užtverti trasą, kaip ją parinkti ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai įvairūs tie niuansai tokie leido mums savo raliuose, ten, nežinau, 2004-2005 metai turėti po 50 ekipažų. Tai va, tai tuo metu vyko, kas iš mėgėjiško ralio, tai vyko dar Širvintose, Vyginto, iš Šuminsko organizuojami raliai, tai va, tai mes paraleliai organizavom tuos ralius. Tai čia CB lygos, jo? Mineralio čia nebuvo, tai nebuvo jokia B lyga. Tada ta B lyga dar jinai tokia nelabai egzistavo, mes buvom va, tokie du organizatoriai, kurie organizavo mėgėjiškas varžybas, į kurias atvažiuodavo, sakykime, sportininkai ir dalyvaujantys Lietuvos A lygos ralio čempionate. Tai va, na ir aišku, tada aš turėjau tą tokią liūdną istoriją 2005 metų birželio 12 dieną, tai mūsų ralyje žuvo berniukas 13 metų. Tai va, ir tas privertė iš ties permastyti labai stipriai visą tai, ką mes darom. Panašiai kaip Vilniaus ralį paskui įvyko 2013, kai žuvo irgi mergina. Taip, tai 2003 metais, man atrodo, žiemos ralyje, tam Visaginė taip pat žuvo žmonės ralyje, tai va, tai tie metai tokie buvo automobilių sportui, jie nelabai sėkmingi. Tai tas privertė šiek tiek pergalvoti viską ir šiek tiek atsitraukti nuo organizavimo. Tai va, ir paskui, aišku, mes sugrįžom prie to 2007 metais, tai tada, va, kaip tik buvo B lygos turbūt pradžia Lietuvos ralyje, tai mes organizavom vieną iš B lygos etapų. Tai va, ir kitą etapą organizavo Vygintas Šuminskas, ir tada, dabar neatsiminsiu, lytai berods buvo, gal dar Ukmergėj buvo lytai. Tai va, tai va tokia karjera, sakykime, mano sportavimo. Tai tas sportavimas virto organizavimu ir realiai to sportavimo nebeliko, tas sportavimas buvo išlikęs tik tai toksai, kad kažkur tai išvažiuodavau tiesiog, nežinau, prasivažiuoti miške ir tiek. Tai va toks čia aš ir lenktynininkas. O žiede, kada jūs pirmą kartą į Kačerginę nuvažiavot pamatyti gyvų žiedo varžybų? Oi, kurie tai buvo metai, tikrai nepasakysiu, Kačerginiai. Bet tuo laiku, ką aš puikiai atsimenu, tokį labai piktą žargoną pasakysiu Fordas Ford iš Suomijos ir atsimenu Mariaus Budrikio berods pilotuojamą Stratosą. Tai va, tai jo, tas Stratosas dar, kiek aš žinau, jisai gal net ir Lietuvoje dar kažkur tai yra pas kažką. Tai va, bet tuo laiku ten buvo kažkas įspūdingo.
du stabdžių su 2002-99 turbūt, jo, bet tu Galėjo tokius būti laikus. kažkur tai tokie metai jo, bet sakau, tuo man tai tikrai įspūdingas toks kūrinys su dviem stabdžių apkabomis, nu, tais vadinamais suportais ant priekinių diskų. Tai va, tai tas buvo vis nematyta niekur, išties įspūdingai tas automobilis ir važiavo ir stabdė. Tai va, o bendrai, jeigu kalbėt apie žiedinės lenktynės, kurias aš pirmą kartą pamačiau, tai kas man lieka gal ir šiandien dar toksai, sakyčiau, nu, toks pavadinkim etalonų galbūt, arba kažkokiu etalonų pradžiai to žiedinio sporto, tokio nežinau. Tai BMW taurė, kuri vyko miestuose, tai išties labai sėkmingas projektas Dariaus Jonušio. Ir tą pačią Dariaus Grimbergo. Dariaus Grimbergo. Taip, tai va, tai tikrai labai sėkmingas projektas. Tai aš pirmą kartą žiedinės lenktynės pamačiau tenai. Tuo metu tikrai visas elitas automobilių sporto važiavo tenai. Tenai turbūt pirmus žingsnius padarė, sakykime, tuo metu vadinami verslininkai, nes buvo vienas sakykime, profesionalas, sportininkas ir kitas buvo kaip ir verslininkas, du ekipažo nariai. Tai iš tų verslininkų vėliau vėlgi jie tapo irgi sportininkais. Tai va, tai tikrai visos garsios pavardės važiavo BMW tą taurę. Tai va, ir plus, kas buvo gerai, tikrai visos tos lenktynės buvo organizuojamos miestuose, buvo tikrai labai patrauklios ir man pačiam tikrai plaukai šiauždavosi. Žiūrint tos kompaktus, iš ties labai negreitus automobilius, pats tą automobilį iš ties vertinu kaip tikrai tokį automobilį, kuris man sukėlė turbūt daugiausiai tokių gerų emocijų vairavimo prasme. Tai va, tai čia pradžia, kalbant apie žiedą. 2009 jūs tapote Juta Racing komandos nariu, jūs prisijungėte prie brolių Geležinių fanieros, kaip vadinamas. Liaudiškai tikrai prisimenat laikus šitos komandoje. Čia kalba, aišku, apie žiedą, tai apie Jungtinę karalystę, apie Carrera Cup, apie Clio Cup, kartu su broliais Geležiniais, su Tautu Baršiu, jaunesniuoju. Mes apie tai kalbam. Na taip, 2009 metai, aš turbūt pradžia tai ten buvo susijusi daugiau su raliu, nes aš su Vytautu Švedu ten prieš tai padirbėjau Suomijos ralyje. Pasaulio čempionato etape ten taip gavosi, kad jiem reikėjo pagalbos, tai va, tai aš prisijungiau, nes kadangi Vytautas Baranauskas negalėjo startuoti. Tai va, tai padirbėjau vienam rally ir mes paskui kažkaip sutarėm, kad aš visą tą sezoną pavažiuosiu su Vytautu, nuo 9 metų sezoną. Tai va, bet paskui taip aplinkybės kažkaip susidėliojo ir pas mane ten sakykime, tas servisas, kurį ten Prienuose turėjau, irgi atsirado toks pasiūlymas likti jį nupirkti. Tai va, tai aš tada pradėjau galvoti, kad gal apskritai keltis į Kauną ir galbūt koncentruotis daugiau į automobilių sportą. Tai va, tai taip ir nutiko. Ir tada prie ralio atsirado žiedas. Tai va, Porsche taurė, tai pradžiai Skandinavija, aišku, buvo turbūt mes 9 metus per Skandinavijos taurę važiavom. Tai va, vėliau persikėlėm į Didžiąją Britaniją. Tai vėlgi, aišku, toks iššūkis. Tiek. Kita vieta, kitas čempionatas, pasiruošti, tam tikri reikalavimai, pasiskaityti. Tai va, kažkokios įrangos nusipirkti, vėliau ten, aišku, ir automobiliai keitėsi per kartas, reikėjo pasigaminti vėl ten kažkokius specifinius įrankius. Tai va, tai plus, aišku, reikėjo patiems kažkaip ir nuvažiuoti į tenai, ir tenai sugalvoti, kaip išsiversti, kaip išgyventi, kur prisiglausti, kaip toliau ten tos logistinius visus iššūkius susitvarkyti. Tai va, tai smagus laikai, 7,5 metų beros gavosi. Tai va, tai iš ties toks pakankamai ilgas laiko tarpas, sakyčiau, vienoje vietoje, bent jau mano gyvenime. Tai va, tai turbūt tiek. Tai dabar, jeigu yra kažkokių konkretesnių klausimų, nežinot, 7,5 metų, yra daug ką ten galbūt papasakot. Tai va, bet visko tikrai neapimsiu. Tai dabar einam prie dabarčio, einam jau ir prie jūsų dabartinių pareigų. Tai be abejo apie praeitų metų sezoną, 23 metų, kas jūsų nuomonė buvo geriausias Lietuvos žiedo lenktynininkas ir komanda? Kalbant... Aš nežinau, aš turbūt, kad tiesiog kaip komanda, tai išskirčiau RD Science komandą, tai bet kokiu atveju jų tas pasiekimas yra, manau, kad bendrai vertinamas tikrai aukščiausiai.
Tai va, tų individualių tokių pasiekimų, nu, kaip pasakyti, jų yra ir čia nesinorėtų, sakau, kažko labai išskirti, nes taip tada reikėtų labai aiškiai susidėlioti kriterijus. Tai va, tai aš tiesiog Erda Science išskirčiau šitai vietai, tai va, ir labai noriu pasidžiaugti jų rezultatų ir kiek suprantu, kitais metais pas jos planai tikrai nėra menkesni. Jo, Tai va, o bendrai, jeigu kalbant apie sakykime, tarptautinius pasirodymus, tai žiedininkai, na, čia galima sakyti, tikrai valdo padėtį, tikrai labai daug žiedininkų išvažiuoja į tarptautinės varžybas, tai va, ir nežiūrint į tai, kad mes čia gal ir trasos neturime tokios geros, kur galima būtų treniruotis, tai aišku, tiems automobiliams tikrai nelabai išeina čia treniruotis, Kačerginės Nemuno žiede, tai va, bet nežiūrint į tai, mes turime tikrai, nu, sakyčiau, Lietuvai tikrai pakankamai didelį skaičių sportininkų išvažiuojančių į tarptautinės varžybas. Tai va, rezultatai beje tikrai yra puikus. O dabar kiek Lietuvoje yra žiedininkų aplamai, kurie turi licenciją, startuoja nuo time attacko ar paprastų varžybų? Šiaip sudėtinga gana skaičiuoti, jeigu taip atvirai, nes todėl, kad mes turime, nu, kaip pasakyti, pas mus licenzija, jinai nėra susijęta su disciplina labai konkrečiai. Tai tarptautinės licenzijos yra susijętos su disciplina. Mūsų nacionalinės licenzijos nėra susijętos su disciplina, tai yra 3 kategorijos, nuo šiol jos vadinasi ABC. Tai va, juose sportininkai gali deklaruoti tas disciplinas, kuriuose ketina dalyvauti. Na, aišku, mes įvertinam, ar jie turi kompetencijų kiekvienoje iš tų disciplinų. Tai va, tai jeigu skaičiuoti pagal licenzijas, labai sudėtinga būtų tai vertinti, plus vertinant lygas. Tai va, bet aš pagal rezultatus grubiai pasižiūrėjau, kas čia kaip, tai aš įsivaizduoju, kad mes turime apie 200 sportininkų. Tai va, žiedinės lenktynėse besivaržančių Lietuvoje ir užsienyje. Tai va, tai kalbu ir apie nacionalinės licencijas ir apie tarptautinės. Tai va. O kaip, aišku, prisimenant ir praeitus metus, nors tai dabar yra nauji metai, kaip jūs vertinat administracijos ir tarybos darbą praeitais 2023 metais ir kas laukia federacijos 2024 metais? Žinau, kad bus rinkimai, jūs pas, kiek girdėjau vienam interviu, kad kandidatuosit, jeigu bus iššūkis, o kas dar laukia federacijos šiais metais? Tai bet kokiu atveju, galima sakyti taip, kad eidamas į federaciją, aš galvoju apie tai, kad federacija ir apskritai visos federacijos, net ir tarptautinė federacija, turėtų eiti to profesionalumo keliu. Tai aš kalbu šiuo atveju ne apie kompetencijas, nu, teisingiau įskaitant ir kompetencijas, bet nekalbant apie kompetencijas, kalbu apie tai, kad federacijoje turi dirbti žmonės, kurie išmano tą darbą ir jie turėtų tą didžiąją dalį to darbo atlikti. Tai va, tai jeigu dabar lyginti, taip sakykime, federacija, kurioje aš atsiradau kaip techninio reikalavimo komiteto pirmininkas 2015 metais ir federacija, kuri yra dabar, tai aš manau, kad mes labai didelę dalį darbų perkeliame būtent administracijai, tai yra žmonėm, kurie už tą darbą gauna atlyginimą. Tai va, nes aš puikiai suprantu dalį visuomeniniais pagrindais dirbančio žmogaus, tikrai visi, kurie yra komitetuose, jie turi sąsają su automobilių sportu, tai reiškia, kad jų savaitgaliai neretai yra užimti, na, sakykime, ta tiesioginė veikla arba ten užklasinė veikla, hobių, tai yra, nežinau, dalyvavimas varžybose ar ten dalyvavimas varžybose su komandom ar ten teisėjimas ir panašiai. Tai va, tai jie yra tikrai automobilių sporte ir be mūsų komitetų, sakykime, aukojantis labai didelę dalį savo laisvo laiko, kurį galėtų skirti šeimai. Tai va, tai mūsų intencija būtent yra tokia, kad kiek įmanoma daugiau darbų, na, tų darbų, kur, nežinau, reikia pasėdėti, padaryti dokumentą ir panašiai, kad juos perkelti administracijos darbuotojams, kad komitetai galėtų, na, tiesiog pakelti ranką, nepasiduodant, turiu galvoje, bet kad pakelti rankas arba tinka tas projektas dokumentų, arba jį reikėtų koreguoti, išreikšti savo pozicijas ir tada mes administracijoje galėtumėm juos sutvarkyti būtent tos dokumentus ir vėl pateikti svarstyti. Tai va, tai mano įsivaizdavimu turėtų būti būtent taip. Ir čia kalbant apie tarptautinę federaciją, aš lygiai tą patį matau tenai, ta struktūra visai išlikus, visi tos komisijos, sakykime,
vienoje iš komisijų, aš pats esu safety komisijoje. Safety saugumo Jo, komisija. Viceprezidento taip, pareigas užimat, kiek girdėjau. taip, užimu, bet tik tai užimu. Tai gražus įrašas, CV, šito neturėčiau sakyti, gražus įrašas CV, bet daugiau nieko. Tai, nes, na, vis tik tai FIA tikrai turi pakankamai kompetencijų, kad tam tikrus dalykus padarytų profesionalai, inžinieriai, nuspręstų, nežinau, atiduotų galbūt tarybai patvirtinti ir tiek. Tai va, tai tas komisijos darbas, jis toks atrodo pakankamai beržės, tiesą sakant. Tai va, tai įsigilinti tikrai į didelę apimtį tam tikrų dokumentų arba ten, na, ir sakykime, tos labai gilios techninės nuovokos turėjimas, na, jisai toks, nu, turbūt ne visiškai įmanomas, nes ten tikrai nemažai įvairių skaičiavimų ir atliekama ir taip toliau, ir incidentų tyrimai, ir tai nėra vien tik tai, sakykime, na, tas rytis, kurią galbūt aš kažkiek išmanau, nu, sakysiu, leisiu savo pasakyti, kad išmanau, net ten saugumas automobilio, nes saugos lankai, sėdynės diržai ir taip toliau, bet mes kalbam apie daug kitų elementų, tai ir trasos, ir atitvarai, ir visi kiti elementai. Tai išmanyti tos dalykus tiesiog neįmanoma, o kilnoti ranką ten, kur tu neišmanai, tai yra toks, nu, nežinau, nu, okay. Skamba demokratiškai, o realiai rezultatas tai toks, nu, nežinau, kuris veda. Tai manyčiau, kad irgi reikia pokyčių. Pokyčių federacijai reikia. Tai kalbant apie dar, praeitų metų pradžioje pasikeitė žiedo komiteto sudėtis, na, jį ir turėjo visikeisti, nes anas komitetas 2022 metų pabaigoje įsistatydino, dar prieš visus įstatų pakeitimus, tai kai vertinat naują sudėtį, tai dar kartą priminsiu, kad žiedo komitetui vadovauja dabar Tomas Martinkus ir nariai Vidmantas Paciūnas su savo history klase sugalvota. Ir Paulius Bileiša ir Tomas Liutkus. Jūs esate irgi aktyvus to komiteto narys, stebit posėdžius, kiek žinau, dalyvaujat dėl techninių reikalavimų. Tai šitie galite papasakoti, nes ir, kaip girdėjau, keičiasi techniniai reikalavimai, yra ruošiama, turbūt prezidentė sausio pradžioje turbūt pasirodys techniniai reikalavimai žiedo. Jo, tai bet kokiu atveju jaunas kolektyvas, tikrai visi yra susiję su šito sportu, tai, sakykime, tas kompetencijas, kurias turi šitame sporte nesukaupę ir ten, nu, sakykime, visi gali, vėl, iš tokių šiek tiek skirtingus sričių, tai pats Tomas dirbo su KTK komanda, tai tikrai mato iš vidaus visą tą sakykime, vystymąsi žiedinio sporto ir, sakykime, galbūt kryptis, kuriomis galėtų vystytis. Vidmantas pats lenktynininkas yra ir buvęs, ir dabar dar važiuojantis. Tai va, tai jisai, kai, nu, sakykime, iš sportininko pusės tam tikrus niuansus gali irgi įvardinti. Tai va, Tomas Liutkus, inžinierius, baigęs mokslus Didžiojoje Britanijoje, vėlgi jo žinios taip pat labai vertingos. Paulius Mileška, tai mūsų techninis ekspertas, kuris irgi, na, sakykime, dirba tiesiogiai su tais automobiliais varžybose, taip pat jo įžvalgos labai svarbios. Tai va, bet aš kaip sakiau, mes stengiamės kaip administracija tikrai prisidėti prie tų komitetų veiklos, kiek galime, tai va, ir sudalyvauti posėdžiuose, parengti dokumentus ir taip toliau. Tai šitoje vietoje aš nesu atsitraukęs nuo techninių reikalavimų, tai, na, visi techniniai reglamentai, kurie dabar yra pas mus automobilių sporte Lietuvoje naudojami, tai, na, yra prižiūrimi būtent mano kompiuterio dėka, pavadinsiu taip, neįvardindamas savęs, net. Tai va, tai visi tie dokumentai, visi tie failai, vordiniai failai yra čia. Čia tie dokumentai šitam kompiuteryje gimsta. Dabar, va, kaip tik prisėdęs esu prie Drago techninių reikalavimų, irgi projektas yra išsiuntinėtas irgi keletui sportininkų arba inžinierių, kurie ruošia tos automobilius, kad jie įvertintų. Tai va, tai Dragas bus paskutinė disciplina, kuri bus irgi per šitą kompiuterį pasisukus techninę prasme. Tai va, tai žiedinių varžybų irgi techniniai reglamentai yra visi čia. Visus juos irgi aš dėlioju, besikonsultuodamas su komitetu. Kas dėl reglamentų, tai mūsų Indrė, projektų vadovė, padeda su reglamentais. Dabar vėlgi mes užsidavėm savo irgi, užsikėlėm tam tikrą kartelę pasidaryti visus varžybų pravedimą, būtent tos reglamentus ant vieno šablono.
Prasme, kad būtų lengviau juos, sakykime, koreguoti iš metų į metus, ne todėl, kad atsiranda tam tikrų niuansų ir kai dokumentai visi skirtingi, paskui labai sudėtinga sugaudyti, kad juose būtų atspindėta visą tai, ko reikia, nes mes čia susidūrėm su įvairiais niuansais, sakykime, skaičiuodami rezultatus, kai yra nepagalvota apie vieną arba kitą momentą, kur ten, ką žinau, jeigu dalyvis nedalyvavo ten 2 etapų, pavyzdžiui, ar mes dar skaičiuojame jo rezultatus, kaip įskaitinius, ar nebeskaičiuojam. Tai dabar norim padaryti viską ant vieno šablono, to šablonus iš ties, kaip sako, labai švariai taip pasiruošti, kas metai koreguotis, kad palikti ateities kartom tikrai tokius dokumentus, kuriais galima, nežinau, imti vadovautis, kad galėtų galbūt federacijai, nežinau, žmonės dirbantis užsiimti naujais projektais, o ne iš metų į metus tos pačius dokumentus, įtalioti. Tai va. O kai vertinat iškeltą klausimą dėl Latvijos trasos, kad Bikilniekose startuotų tie patys Challenger lenktynininkai, čia kai buvo diskusija tarp žiedininkų ir komiteto? Tai matot, su Bikilniekais iš tikrųjų, su Bikilniekais yra tam tikrų niuansų. Tai čia vėlgi, jeigu paklausti Baltijos čempionato organizatoriaus Andžio Meilando, tai jisai pats Bikilniekose organizuoti varžybų labai nesiveržia, nes yra ten sąlygos irgi pakankamai tokios komplikuotos. Tai jeigu pats matėt, kalendoriuje yra tik vienas etapas, man atrodo, Bikilniekose. Taip. Tai va, tai jie patys pradėjo vengti tos trasos, nes ten yra, irgi su valdymu trasos ten yra tam tikrų niuansų. Tai va, tai kas dėl time atako Bikilniekose, aš suprantu, kad dalyviams būtų tikrai smagu, bet šitoje vietoje mes neturime organizatoriaus, kuris tą padarytų. Tai vėlgi tas pats Andis Meilandas, jisai nesijima organizuoti time ataką tenai, nes pas jį tas grafikas irgi yra labai įtemptas, ten tų serijų vieną savaitgalį besivaržančių trasoje yra tikrai nemažai. Tai va, kito organizatoriaus, kuris žengtų žingsnį į Latviją, mes neturime, plus vėlgi tai yra tikrai nemažai techninių niuansų suorganizuoti varžybas tenai. Tikrai yra nemažai niuansų ir ten su savivaldybė reikia derinti, kadangi trasa yra miesto, ne centre, bet pačiame mieste. Tai va, tai gana sudėtinga tikrai. O dar dėl idėjos, pavyzdžiui, vėl grąžinti Palangoj, LTS varžybas nebuvo svarstymų vėl su Jonušiu? Dėl Palangos tokių diskusijų buvo. Čia reikėtų, aišku, su Darium kalbėtis to klausimu. Tai va, bet bendrai žinant, kadangi aš vis tiek žinau, kaip iš vidaus, net ten ir vyksta ir drago varžybos, ir kitos varžybos. Net šiemet kalendorių nėra, kiek mačiau kalendorių. Drago? Jo, bet čia mes kalbame apie Drago, Lietuvos čempionato. Visi etapai numatyti Veslų Rudoj. Tai Dragas nežinau, kiek jisai ten vyks Palangoje, tai matomai čia dar ateities dėrybų klausimas, bet aš dabar jau grinai kalbu iš tos pusės, kad kiek yra tekę kalbėti, sakykime, su Darium ir kiek yra tekę kalbėti su organizatoriais, kurie darydavo ir Drago ten varžybos. Tai bet kokiu atveju Darius tikrai pats greičiausiai, kad to nedarytų. Tai reikėtų kažkokio tai organizatoriaus, kuris būtent atvažiuotų, sakykime, į tenai ir pravestų tada Lietuvos žiedinių čempionato etapą, vieną iš etapų. Ne? Tai va, aišku, tada atsiranda kiti niuansai, kur, kaip pasakyti, vis tiek pagrindinės varžybos yra 1600 km lenktynės. Tai, aš taip įsivaizduočiau, bet, kaip sakau, su Darium nesu kalbėjęs, kad iš ties yra pakankamai nemažai rizikų įvairių, tai įsivaizduokim, jeigu ten būtų, nežinau, kažkaip tai labai stipriai pažeisti atitvarai, kaip pavyzdys, trasoje. Kadangi aš vis tiek toks technikos žmogaus, tai įsivaizduoju tos konstrukcinius elementus, iš kurių ten yra padaryti, ten atitvarai ir panašiai. Tai, gali būti įvairių niuansų, kad stipriai pažeidus, sakykime, atitvarus, ten galėtų, pavyzdžiui, ir nevykti pagrindinis renginys, kas būtų visiška tragedija. Tai va, tai aš nežinau, kiek Darius palankiai žiūrėtų į tą idėją, kad padaryti ten Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato etapą. Čia reikėtų, jau sakau, su Darium kalbėti. Tai dabar darom pertrauką, pirmoji dalis baigta, antroji dalyje Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentas
atsakys į žiūrovų klausimus ir taip pat atsakys klausimus, kurie svarbus su Nemuno žiedo rekonstrukcijos. Tai trumpa pertrauka ir susitiksime netrukus. Tai antroji mūsų podcast'o su Laisvės prezidentu Egidijum Janavičium dalis, kuri yra skirta vienai temai Nemuno žiedui. Kaip visi žinote, 2023 metais apie Nemuno žiedą buvo labai daug aprašyta žiniasklaidos spaudoje, buvo įvairūs tyrimai, nacionalinės žiniasklaidos ir panašiai. Tai šįsyk su prezidentu mes aptarsim, kas buvo nuveikta, kas buvo nenuveikta. Ir taip pat atsakysim į porą žiūrovų klausimų, kurie irgi yra apie Nemuno žiedą. Tai, prezidente, kaip vertinat, kas buvo padaryta 23 metais su Kačergine? Nu, tai jeigu kalbėt apie 23 metus tik tai visi turbūt jau girdėjo, kad ten yra išasfaltuotas, vadinkim, trečdalis turbūt trasos. Tai va, ir darbai, aišku, tęsiasi, ten šiek tiek bus aptvarkoma ir aplink, sakykime, esančios erdvės, kažkiek matomai gal žvyro kokia nors bus papildomai užpilama. Tai va, tada kitas momentas, tai buvo irgi elektros stulpai pašalinti iš trasos prieigų, čia irgi labai svarbus momentas. Tai va, na ir tikimės, aišku, kažkiek su saugumu dar pajudėti jau 24 metais. Tai va, bet kalbant apie 23, tai na, yra asfaltas paklotas, tai yra faktas ir neginčiamas faktas. 2023 metais ir buvo pasirašytas memorandumas, ką tik matėte 6 metų jauniausiai Lietuvos autosporto, būsimai jau Lietuvos autosporto lenktynininką turbūt. Na, nežinau, kiek lenktynininkas, bet kažką tikiuosi, kad vis tiek. Kažkiek tai jo, kažkiek vis tiek savo gyvenimo pasakyti. Matas. Matas Janavičius. Matas, tai va, tai kadangi atostogos dabar yra toj parengiamoji grupėje darželė, tai leidžia šiek tiek laikas su manim šiandien. Tai va, tai nežinau, gal kiek girdėsis kokio triukšmo aplinkui. Tikėkime, kad nesigirdės. O tai be abejo 23 metais buvo pagrindinė, turbūt žinia buvo balandžio mėnesį pasirašytas memorandumas. Daug vilčių buvo dėta po to memorandumo. Jūs pastėjote daug vilčių, kad visas pajudės. Tačiau politiniai sprendimai, kurie Vilniuje yra daromi dėl pasikeitusių ministerijos vadovybė, čia kalba, aišku, apie švietimo mokslo ir sporto ministerijos, tai sumažino tai. Prezidentą, tikėtės turbūt daugiau, jeigu nebūtų pasikeitusi ministerijos vadovybė. Tai dabar, jeigu atsakant į klausimą dėl memorandumo pasirašyto ir vilčių, tai taip, viltis galbūt kiek buvo didesnės, bet kita vertus, aš puikiai suprantu tą biurokratinį mechanizmą, kuris kiekvienoje valstybėje turbūt yra toksai, griozdiškas ir ten taip greitai tie dalykai nepasidaro, tai versle pasidaro greičiau ir aišku, mes tikimės turbūt, kad vyktų taip, kaip vyksta versle. Aš pats irgi laikausi tokios pozicijos, kad reikia daryti šiandien, imti netidėlioti. Tai va, bet yra kaip yra ir aš bet kokiu atveju džiaugiuosi, kad buvo įgyvendinta tiek, kiek įgyvendinta. Ir jeigu taip jau žiūrint bendrai, sakykime, savo kadenciją, tai nuo tada, kai atėjau į šias pareigas, tai dar vienas labai reikšmingas irgi dalykas įvyko, tai būtent išpirktas buvo privatus sklypas, esantis šakių trasos, būtent šakių posūkio ten toj, sakykime, kilpoje. Tai va du tokie labai reikšmingi, sakykime, darbai atlikti Kačerginės Nemuno žiede. Tai va, o toliau kaip memorandumas, aišku, galiojantis toliau, niekas jo nenutraukia, tai kiekviena iš tų pusių irgi galima sakyti, kad neatsisako daryti to, kas buvo nusimatyta tenai. Aišku, ten nėra labai konkrečiai parašyta, net tam tikrai įsipareigojimai ir ten sumos ir panašiai. Tai va, tai mes tikimės, kad ta trasa išliks. Na ir dabar po to, kai jau buvo išpirktas tas sklypas ir kai čia asfalto, tas, sakykime, lopinėlis pasiklojo, tai mes tikimės, kad tas teikia tokią viltį, kad tai yra garantuota, kad ta trasa ir liks techniniam sportui. Tai va, o toliau mes, ką mes galėsim iš savo pusės, bet kokiu atveju darysim žingsnius, kad ta trasa taptų saugesnė. Tai va, gal
dabar, sakykime, likusi dalis asfalto netiek reikšminga, kiek saugos zonos. Tai yra tikrai tokių vietų, kurios yra, labai pavojingos, tai galbūt ne tiek automobiliam, kiek motociklam. Tai va, taip pat yra mintis apie 2 posūkių suformavimą, tai čia yra ir tam senajam techniniam projektui numatyta 2 posūkiai. Tas leistų, sakykime, turėti mažesnį vidutinį greitį trasoje, labai, labai svarbus momentas. Tai va, plus atsirastų dar dešinieji posūkiai 2. Tai va, tai vienas iš tų posūkių čia turėtų atsirasti prieš tiltuką važiavimo kryptimi, prieš tiltelį, būtent prieš finišo, sakykime, tą liniją. Tai va, ir kitas posūkis turėtų būti įvažiuojant į mišką, jau po finišo tiesiosios važiuojant į mišką ir tada apendiksą apsukant ir išvažiuojant į dešinę į trasą. Tai va, tai tikimės, kad tie darbai irgi kažkaip pasidarys. Bet yra pažadas, kiek išgirdėjau iš ministerijos vadovybės, kad ir naują techninį projektą paruošti. Tai irgi turbūt. Taip, tai bet kokiu atveju vis tiek viskas prasideda nuo techninio projekto. Tai šiuo atveju, kadangi buvo tik dangos keitimas, tai tą galima buvo padaryti be techninio projekto, bet jeigu mes kalbam apie saugumo zonų įrengimą kažkokiu papildomu, jeigu mes kalbam apie naujų posūkių suformavimą, tai be techninio projekto čia nieko nebus. Neįmanomas dalykas. Tai va, tai techninis projektas čia yra būtinas. Aišku, kaip be būtų gaila, norėtųsi vis tik tai iš pradžių pinigus įdėti į realius darbus, ne į dokumentus, bet, tiesiog neįmanoma kitaip. Tai va, nes techninis projektas irgi vis reikšminga pinigų sumą suvalgęs, tai va, kurią galbūt galima būtų investuoti tiesiog, nežinau, į trasos saugumą, bet tas neišvengiama. Tai kalbant apie saugumą, motociklininkai labai skundėsi ir gruodžio 5 ta garsioji konferencija Kaune. Buvo daug klausimų, ar reikės drifto organizatoriams po drifto varžybų Nemuno žyde sutvarkyti trasą motociklininkams, nes motociklininkai po drifto, tiesiog krenta. Ir didėja naujas asfaltas, tai didėja ir greičiai. Kiek žinau, bent sporto centras žadėjo, kad bus toks aktas, kad bus įpareigotas driftas tvarkyti trasą po drifto varžybų. Bet kokiu atveju siekis yra saugumas. Tai va, kad motociklininkai čia yra labiau pažeidžiami, irgi yra faktas. Dabar, kas dėl drifto daromos žalos tiesiogiai, čia reikėtų iš tikrųjų irgi, turbūt taip vienareikšmiškai nevertinti, nes todėl, kad nepamirškim, kad mes turime, trasą, kuri tikrai kasdien neįsišluoja. Ir jeigu mes turime, po žiedinių lenktynių, kaip pavyzdys, žiedinės lenktynės, slikai, temperatūra 100 laipsnių, atplaišos nuo padangų krenta ant trasos, sakykime, ne trajektorijoje, kažkur tai šalia trajektorijos krenta padangų, sakykime, atplaišos. Tai man, kaip dirbusiam su tuo, yra tikrai puikiai žinoma, kaip tas atrodo, kaip tai prisikaupia automobilių arkose. Ir kiek, sakykime, dirbant, tada, ką ir mes kalbėjom šiek tiek apie Utah Racing, kiek ten reikėdavo pastangų kai kuriuose trasose, kad iš automobilio pavažiavimo išvalyti visas tas atplaišos gumos. Tai va, tai įsivaizduokim, kad gaunasi, kad jeigu tokiu atplaišu yra ant trasos, sakykime, važiuojamosios dalies prikritę, ir tada atsvilina, vėlgi čia toks žargonas, neatsvilina driftinis automobilis, kuris tikėtina, kad tas atplaišas galbūt užtrina ant to asfalto. Tas gali būti. Tai čia nebūtinai yra tiesiogiai nuo drifto, sakykime, nuo to, kad drifteris važiuodamas, sakykime, jau į kalną, ten tiek užkaitina padangas, kad tos padangų, sakykime, atplaišos prilimpa iš karto prie važiuojamosios dalies. Tai gali būti kompleksinis dalykas, kur reikia visą pasižiūrėti, kaip bus. Tai jeigu trasa, sakykime, galėtų būti prižiūroma reguliariai, prieš kiekvieną renginį iššluojama arba po renginio iššluojama, tai čia vėlgi tai turbūt visiems organizatoriams grėstų tas pats, nes todėl, kad jeigu mes sakom, kad norim priimti švarią trasą, tai vadinasi, kažkas jie turi palikti švarią po savęs. Vadinasi, tai atsiranda papildomi kaštai kiekvienam organizatoriui. Arba tai valstybė dengs, nežinau, iš savo lėšų, bus įskaičiuota į tą sumą, kurią sumokė už trasos nuomą. Galbūt jinai turėtų būti didesnė šiek tiek, kaip pavyzdys. Ir čia manau, kad niekas labai nesupyks, nes infliacija pakankamai nemaža buvo paskutiniais metais, tai
turbūt, kad pabrangimas tos trasos būtų natūraliai suvokiamas. Aš nesakau, kad tas labai mus džiugina, bet realybė yra tokia, kokia yra. Tai va, tai šitoje vietoje, jeigu ten, nežinau, papildomi tie keli šimtai eurų garantuotų tą, kad trasos būklė bus tokia prieš kiekvieną renginį, tai aš manau, kad visi būtų patenkinti. Tai va, ir ten turbūt nereikėtų kažkokių specifinių valymo mašinų, kažkokių šepečių, nežinau, su metalo ten kažkokiam atplaišom, kurios galėtų nugremžti būtent tą pridegintą gumą. Tai va, tai jeigu bus normali priežiūra užtikrinta trasoje, tai aš manau, kad čia galimai pabrangs šiek tiek visiems organizatoriams po kažkiek, bet visi turės atitinkamai švarę trasą prižiūrėti. Nes taip turėtų būti, iš tikrųjų. Turėtų ir tos visos zonos, sakykime, nuslydimo irgi išpurentos ir ten pakankamai žvyro turėtų būti, neturėtų būti griovių šalia važiuojamosios dalies. Tai va, tai norėtumės tikėtis iš tikrųjų, kad tokia trasa bus prieš kiekvieną renginį. Tiek motociklų, tiek automobilių. Kokia yra Nemuno žiedo perspektyva realiai po 5-10 metų? Na, aš tikrai nebūriu iš kavos tirščių, astrologų irgi neklausiau, bet vargu ar jais galima tikėti. Tai, kaip sakiau, viltis yra tikrai padaryti dalykus greičiau, bet reali situacija yra tokia, kad taip greitai dalykai nepasidaro. Tai va, tai kokia ta perspektyva? Turime dabar trasą, sakykime, geresnės tikrai būklės. Aš, tikrai drąsiai galiu teikti, nes pats tikrai išvaikščiau ten trasą ne vieną kartą, vertindamas, kokia ten yra būklė, matydamas, kiek ten buvo tų įvairių įtrūkimų, duobučių ir taip toliau. Tai ta tikrai prasčiausia dalis trasos yra sutvarkyti. Sakykime, apie važiuojamąją dalį kalbą. Dabar tikrai labai svarbu padaryti saugumo zonas. Kalbam dabar irgi ten apie specialius tokius smūgio energiją gesinančius tokius blokus, kurie yra naudojami tarptautinės varžybos organizuojančiose trasose. Tai va, kalbam apie jų įsigijimą, kad būtent išsaugoti motociklistų, sakykime, sveikatą ir gyvybę. Tai va, tai tas yra labai svarbu, bet reikia vėlgi atsižvelgti įvairius techninius niuansus ir, sakykime, tų blokų įrengimo specifiką, nes dabar gavom irgi pasiūlymą būtent tų blokų, tai ten įrengimo ta specifika tokia, kaip pasakyti, reikalaujanti nemažai laiko. Ir tai reiškia, kad vėlgi, jeigu mes kas kartą turėsim, nežinau, tarpę tarp motociklų varžybų ir tarp automobilių varžybų tos blokus numontuoti, tai kainuos visiems. Tiek motociklų varžybų organizatoriam, tiek automobilių varžybų organizatoriam. Tai va, tai reikia pagalvoti arba tada blokų kažkokių specifinių, kurie galėtų būti greitai rengiami, arba tada dar kažkokiam kitom priemonėm galbūt spręsti. Tai va, bet sakau, čia reikia įvertinti visas rizikas ir lygiai taip pačiai tą kainą įsivertinti, kiek jinai gali būti išaugusi, sakykime, dėl tam tikrų pakitimų. Tai va. Bet tikrai aišku, aš nenoriu sakyti, kad čia žmogaus sveikata ar gyvybė yra mažai reikšminga ir reikėtų dėmesį kreipti tik į pinigus. Ne, tikrai taip nereikia sakyti, bet mes turime įvertinti tikrai visus dalykus, kad nepadaryti kažkokio kvailų sprendimų. O kada galėtume tikėtis pitleino, kada dabar tarptautinių varžybų, pavyzdžiui, Kačerginėj? Tai kaip tarptautinės varžybos? Dabar pasižiūrėsim iš tikrųjų vėl. Čia tie žieminiai pasivažinėjimai turbūt jie neatspindi realios situacijos, kaip dabar tą trasą galėtų, nežinau, pravažiuoti GT3 automobilis. Bet aš esu tikras, kad pavasarį kažkada kažkuri komanda atsiveš GT3 automobilį ir su juo ten pavažiuos. Tai jeigu ta trasa dabar, sakykime, jos dangos lygumas tenkina būtent GT3 automobilius turinčius vairuotojus arba komandas, tai galbūt ten gali ir Baltijos šalių čempionato etapas vykti pilna apimtimi ir gal net su 6 valandų lenktynė. Tai ką aišku, čia atsiranda dar, taip, padoko trūkumas. Tai va, tai kaip sutalpinti visus, nes tas vidinis padokas, tai jau tikrai būklė yra apgailėtina.
Tai va, bet vėl su vidiniu padaku, jeigu užsiimti 18 vidinio padako, tai kvadratų ten pakankamai nemažai, vėlgi ten irgi skaičiavęs esu tas ten kaip, bet ten reikėjo tada galvoti, na, kad būtų kažkokie infrastruktūriniai dalykai spręsti, nu, galų gale komunikacijos bent jau atvestos, nežinau, elektros, galbūt vanduo, tai va. Tai vėlgi, tam reikia techninio projekto. Tai šitą reikės nusimatyti ir tada, kai bus techninis projektas, na, tada kažkaip etapiškai bandyti įgyvendinti. Apie santykius su kaimyninių šalių federacijos. Apie BACą mes kalbėjom, apie kaimyninių šalių federacijos. Kiek žinau, su Latvija santykiai yra neprasti, su estais galbūt šiek tiek prastesni. Ar bandoma suderinti kalendorius, dokumentus, kad atsirastų galimybės įtingomis lengviau dalyvauti kaimyninėse šalise? Kalbant apie ralį. Taip pat apie ralį, ar mes turėsim Lenkijos čempionato etapą kartu su Rokiškio ralio? Rokiškio ralio. Tai dabar jeigu kalbant apie žiedinės lenktynės, tai žiedinės lenktynės jos eina žingsnis į žingsnį su Baltijos šalių čempionatu. Prasme, dokumentai kažkada įvyko tas lūžis, nes mes turėjom, sakykime, tos techninius reikalavimus, na, dabar apie techninius reikalavimus kalbėsiu, nes pats varžybų pravedimas, tai jisai yra toksai, gali sakyti, kad ir Afrikoje žiedinės lenktynės yra pravedamos, na, labai panašiai. Dabar jeigu kalbėti apie techninius reikalavimus, tai dar, sakykime, prieš 3 metus berods, 3 ar 4 metus mes turėjom šiek tiek skirtingus techninius reikalavimus, na, tai konstrukciškai automobiliai buvo panašus, na, galima sakyti, kad ant vieno kurpaliaus pagaminti, bet skirstimas į klases buvo šiek tiek kitoks, svoris irgi buvo nustatoma šiek tiek kitokiais principais. Ir aišku, tas komplikavo būtent ir darbą varžybose ir tada, aišku, pačių sportininkų, sakykime, pasirinkimui tas turėjo įtakos, nes todėl, kad, na, vienom varžybom reikia pasirinkti šiek tiek taip, na, aš kalbu dabar elementariai apie automobilio masę, kaip pavyzdys, ne? Tai va, tai skirtinga masė Lietuvos čempionate lyginant Baltijos šalių čempionatą, kaip pavyzdys. Tai va, bet mes vieną dieną susėdom irgi su Andžiu ir kažkaip sutarėm, kad eikim viena kryptine, padarykim vienus techninius reikalavimus, kurie atitiktų Lietuvos čempionato techninius reikalavimus, o tai būtų bendri tie techniniai reikalavimai Baltijos šalių. Tai va, tai tas dokumentas dabar yra toks. Taip, mes lietuvišką turim, tai yra lietuviška versija, angliška versija yra Baltijos šalių čempionato techniniai reikalavimai. Tai automobiliai iš esmės yra vienodi. Dabar mes dar šiek tiek pritempėme, tai yra ir Baltijos Endurance čempionato techniniai reikalavimai irgi dabar jie susilieja į vieną. Tai va, tai bus dar paprasčiau, vienas dokumentas, kuris apima tada ir Nangang Endurance Academy, ir BEC, ir BETCC, ir LTCC. Tai va, tai kalbant apie žiedą turbūt taip, santykis su Latvijos federacija, na, bet kokiu atveju su organizatoriais, sakyčiau, tiesiogiai nuo organizatorių, bet aišku, Janis Dutmanis yra žiedo komiteto narys, tai Latvijos federacijos, tai galima sakyti, kad su federacija per būtent žiedinės lenktynės mes turim tikrai ilgalaikius gerus santykius. Tai va, ir kadangi mes turime vienintelę žiedinę lenktynių trasą Lietuvoje, tai aš nematau kito varianto, kaip mums kooperuotis ir turėti platesnę geografiją. Tai va, ir pavažiuoti kitose trasose, būtent kalbu apie Lietuvos čempionatą. Tai va, ir jeigu mes galim, ir aš tikiuosi, kad ateityje galėsime tos čempionatus kažkokiu būdu sujungti, nu, aš turiu galvoti, kad ten, nežinau, 5 mūsų čempionato etapai, kaip pavyzdys, 2 papildomi Baltijos šalių lenktynių čempionato etapai užtikrina galimybę tapti, nežinau, Lietuvos čempionu ir Baltijos šalių čempionu. Tai va, tai ieškom tikrai visą laiką palankių sprendimų ir kalendorius irgi faktas, kad yra visada suderintas. Ir dar tai va, jeigu kalbam apie ralį. Apie ralį. Tai jeigu kalbant apie ralį, tai taip, diskusijos tiek su Latvijos, tiek su Lenkais jos vyksta. Tai va, tai ralio komiteto pirmininkas Darius Šileikis puikiai tvarkosi su to reikalu. Aš pats asmeniškai tikrai nesikišu jokius ten dėrybinius niuansus. Tai viskas Dariaus ir komiteto rankose ir aš tikrai jo pasitikiu 100% ir manau, kad jis veda ralį tikrai labai, labai gerą kryptimį. O kai vertinat, kad BACas kelsis į Lenkiją, kad bus etapas Poznanėje sezono pabaigoje?
Tai sportininkai bet kokiu atveju nori naujų trasų, o nuvažiuoti iki Poznanės ar nuvažiuoti iki Pernų, tai man atrodo, čia yra 100 km skirtumas, jeigu neklystu. Tai faktas, kad iki Bikerniekų būtų arčiau, bet tai reiškia, kad du etapai Bikerniekuose. Tai va, tai apie Bikerniekų niuansus mes jau kalbėjom šiek tiek, kad patys organizatoriai, būdami Latvijais, nelabai nori Bikerniekuose organizuoti dėl tam tikrų niuansų. Tai va, tai viskas čia okei, Faslapo, sakykime, laikais etapas yra buvęs Lietuvos čempionato Poznanėje. Tai va, aš pats tada dar dirbau techniniu komisaru. Tai va, tai esu ten buvęs, viskas ten gerai. Tai aš manau, kad tikrai, sportininkam pavažiuoti skirtingose trasose tikrai labai verta. Tai vienas dalykas pamatyti, galbūt geresnę trasą, kitas dalykas galbūt pamatyti ir įvertinti kitaip, kad, nėra ant tiek jau ir pas mus čia galbūt blogai. Tai va, tai, tie patys Bikerniekai, jūs, manau, pats puikiai žinot, kad saugumas toj trasoje irgi toks labai sąlyginis yra, nes blokai labai arti ir ten, jeigu vyksta avarijos, tai paprastai jos būna labai skausmingos ir ten, aš irgi nuvažiuoju vis tiek vieną kartą per metus iki Bikerniekų pasižiūrėti tų Baltijos šalių čempionato etapų, tai, paprastai ten toj zonoje, kur sustato po avarijų automobilius, tai neretai pamatai tokius, kur nebeprikeliami kėbulai antram gyvenimui. Tai va, tai tikrai labai, labai tokia skaudi automobiliams ta trasa. Tai va, plus dabar ten irgi asfaltavimo darbai buvo atlikti ir ten yra vietų tikrai labai slidžių ir tas labai sudėtinga faktas, nes kinta sukibimas visos trasos ilgyje. Tai va, tai aš labai viliuosi, kad šitą atkarpą, kuri buvo dabar Kačerginėje paklota, kad nebus pernelyg slidi, nors bendrai vertinti, net fizikinės tas savybės, taip turėtų būti, kad jinai bus tikrai slidesnė nei kad likusi dalis trasos. Tai va, ten neišvengiamas tas dalykas, ten, kitaip nebus su to asfaltu. Tai va, bet norisi tikėti, kad jisai tikrai bus toks, sakykime, tinkama ta frakcija sudėta, tos skaldos, kuri, sakykime, per laiką išlys tiek, kad tas sukibimas galėtų būti vientisas, sakykime, važiuojant iš akių postų. Tai va. Tai tiek šiandien ir aplamai mūsų pokalbis su Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentu Egidijumi Janavičiumi baigtas. Ačiū prezidentė, kad sutikot dalyvauti laidoje. Ačiū Jums. O mes susitiksime, nežinau kada dabar, nes sezono metas, bet kažkada susitiksime. Tai su jumis buvo aš, Gabrielius, LAS prezidentas. Viso gero. 23 metais buvo pasirašytas memorandumas